Ekranas šviečia, bet kas slypi už jo. Žinios rėkia garsiai, bet tiesa tyli kažkur toli. Antraštė po antraštės, mintis lekia ratu, kol pamirštam paklausti, o kas vyksta iš tikrųjų. Televizija kalba, mes tyliai klausom, vieną istoriją keičia kitą ir vėl pamirštam. Skandalas, baimė, pyktis, dar viena drama, kol tikroji problema lieka kažkur už kadro. Spauda spausdina žodžius, ekranai juos kartoja, dėmesys dalinamas, kol žmogus pavargsta. Per daug triukšmo, kad išgirstum tylą, per daug antraščių, kad pamatytum, kas slypi už jų. Jie parduoda mūsų laiką, mūsų baimę, mūsų pyktį. Kuo daugiau triukšmo aplinkui, tuo sunkiau tiesą pamatyti. Atsimerk, ne viskas, ką matai, yra tiesa. Ne kiekviena antraštė pasako visą istoriją. Kai minia žiūri į ekraną, kas vyksta už nugaros. Atsimerk, kelk klausimus, nebijok mąstyti, neleisk svetimoms mintims už tavo galvą kalbėti. Jeigu pasaulis kesta informacijos jūroje, ieškok tiesos, ne to, kas garsiausiai rėkia. Šiandien vieną temą, rytoj jau kitą. Visi diskutuoja, bet kas nors keičiasi, ne visada. Mums duoda priešus, duoda pykčio, duoda baimės, kad mes kovotume tarpusavy, o neklaustume kodėl. Vienas kaltina kitą, kitas kaltina pirmą, o minia pamiršta, kas buvo vakar. Triukšmas užpildo kiekvieną laisvą sekundę, kol žmogus nebeturi laiko sustoti ir pagalvoti. Ne kiekvienas vaizdas faktas, ne kiekvienas žodis tiesa. Kai dėmesys tampa prekė, kas valdo dėmesį, tas valdo sceną. Atsimerk, ne viskas, ką matai, yra tiesa. Ne kiekviena antraštė pasako visą istoriją. Kai minia žiūri į ekraną, kas vyksta už nugaros. Atsimerk, kelk klausimus, nebijok mąstyti, neleisk svetimoms mintims už tavo galvą kalbėti. Jeigu pasaulis kesta informacijos jūroje, ieškok tiesos, ne to, kas garsiausiai rėkia. Išjunk ekraną bent minutai, pakelk akis į dangų. Tyla kartais pasako daugiau nei 1000 antraščių. Pagalvok pats, patikrink, suabejok, klausyk ne vieno balso. Ieškok to, kas slepiasi tarp eilučių. Atsimerk, tavo protas nėra kieno nors nuosavybė. Tavo mintis nėra prekė, kurią galima parduoti. Kai nustoji aklai sekti triukšmą, pradedi matyti pasaulį kitaip. Atsimerk, nepasiduok baimei ir masei, nes laisva mintis prasideda nuo klausimo. Kai visi žiūri vieną kryptimi, tu atsisuk ir paklausk, o kas vyksta už kadro. Ekranas užgeso, bet pasaulis liko. Dabar žiūrėk savo akimis, mąstyk savo galvą ir nebeleisk triukšmui pavogti tavo dėmesio.